Bent 2 kartus per mėnesį vykstu į Baltarusiją aplankyti Gardine gyvenančio tėvo. Baltarusiai pasienyje yra mane apklausę. Klausė, kodėl keliauju į Baltarusiją, ar pažįstu Lietuvos pareigūnų. Atsakiau, kad taip, pažįstu. Tėvelis susirgo, važiavau aplankyti. Pasieniečiai išlaipino, manęs laukė civiliais drabužiais vilkintis vyras. Kreipėsi vardu, pasiteiravo kaip tėvelio sveikata. Keista, žinojo, kad planuoju vežtis į Lietuvą. Užsiminė, kad pažįsta gydytojų, kurie galėtų padėti tėveliui. Paprašė mano pagalbos. Liepė į mano baltarusišką telefoną įsivesti jo numerį ir kitą kartą, kai atvyksiu, susisiekti, papasakoti apie padėtį Lietuvos pasienyje. Nurodė neskambinti iš Lietuvos. Bandžiau atsisakyti. Tada jis pasakė, kad tėveliui gali nepavykti išvažiuoti iš Baltarusijos, o man įvažiuoti. Įsigandau, įsivedžiau jo numerį. Tai nėra mano istorija. Bet ji gali būti tavo. Neįklimk giliau. Kreipkis į Valstybės saugumo departamentą.